egzamine. Atsiprašau labai. Prašom. Vėluoju. Nieko, 4 valdžiai leidžiama viskas. Jūs man atleisite. Ir egzaminuotam viskas leidžiama. Nu, sutarėme. Galiu sau leisti, ką noriu šiandien laidoje, taip? Nu, ne visai gal, klausykite. Padarumo ribose. Sutarėm. Laikysime egzaminą. Taip, to ir atėjau. Sveiki, gerų naujienų televizijos žiūrovai. Malonu Jūs matyti vėl televizijos šou laidoje Egzaminas. Šiandieną mūsų viešnia. Ponia Violeta Grigienė. Sveiki, gyvi. Labas vakaras. Aš manau, daugelis televizijos žiūrovų dabar pasakė, na pagaliau pas Jūs laidoje moteris. Kiek galima tos vyrus kalbinti ir laikyti egzaminą? Pritarėte man, kad daugelis džiaugiasi? Nu kodėl? Vyrai vis dėlto yra stiprioji lytis ir mūsų visuomenės pagrindas. Mes vis tiek moteris linkia į tos vyrus lygiuotis, glaustis, jausti jų dėmesį, pagiras ir kaip būti silpnesnė. Tai visai natūralu, kad dominuoja vyrai, tuo labiau, kad valdžioje dominuoja. Irgi jie, ar ne? Kaip nebūtų gaila ir keista, ar kaip? Kodėl? Ne, tai aš manau visai natūralūs procesai, kadangi Lietuva yra patriarchalinė šalis. Kaip ten bebūtų, tai ir dominuoja. Gerai, malonu. Sakykite, prašau, kada paskutinį kartą teko laikyti egzaminą? Kada paskutinį kartą teko laikyti egzaminą? Kokį mokyklinę ar nesvarbu. Aplamai. Galbūt, gyvenimo egzaminą laikome kasdien. Kasdien. Nuo kelintos ryto? Nuo 7 ryto. Šeimoje nuo 5:30 ryto. Darbinį nuo 7 valandos ryto. O jau toliau kaip ten susidėsto. O jeigu mokymo institucijoje, tai paskutinį egzaminą, tai jau prisiminsiu, laikiau 2005 metais studijuodama magistrantūros studijose. Apie ką buvo tema? To egzamino? Daug to egzaminų buvo. O kas? Buvo sesijos. Aš dabar galvoju, net ir sunku bus prisiminti. Berods projektų vadyba. Kiek gavote? 10. Šaunu. Pažiūrėsim, kiek šiandieną jūs gausite. Taigi mes turime mūsų, kaip sakome, bilietai nuo 1 iki 55. Tai yra skaičiai, iš kurių jūs galite rinktis. Iš kokių dalykų galima sužinoti pasmalsauti moteris? Žinot, kaip čia prašyta? Pirmoji tema – gyvenimo universitetas. Tai labai prasmingas ir tikrai dėsningas dalykas. Neįsivaizduoju, kas čia parašė, bet gal aš. Gyvenimą. Ne, man duoda viską, aš nieko pats nedarau. Man viskas paduoda. Jums pasisekė. Jokau, viską čia aš darau. Važiuojame. Skaičių sakyti, taip? Taip. Tebūnėt pirmas. Klausimas numeris 1. Visada bus pradžių pradžia. 3. Taip, pirmasis klausimas susideda iš 3 dalių. Įdėmiai klausykite, pradedam nuo pirmosios dalies. Kokią paskutinę knygą perskaitėte? Tess Gerritsen, Ledinis šaltis. Apie ką? Tikriausiai intelektualus, nuliūdinsiu detektyvas. Mano mylimiausia pastaruoju metu detektyvų rašytoja Tess Gerritsen. Visas knygas, berods 18, tos, kurios yra verstinės, aš perskaičiau. Galima klausimą tokį. Kada žmogus vėl pradeda skaityti knygas? Aš knygas skaitau visą laiką. Visą savo sąmoningą gyvenimą, kai išmokau skaityti. Nes muzika ir knygos yra mano, nežinau, nuolatiniai palydovai, be jų aš tikrai negalėčiau. Atsiprašau, tai iš kur tada laiko randate tam? Per ilgas laiko tarpsnis, 24 valandos. Aš gyvenu tokioj pat poroj, bet... Ir norint viską galima suspėti. Svarbiausia, man atrodo, reikia išmokti. Antroji dalis klausimo. Ir kada? Paskutinė knyga kada skaitėte? Užvakar pabaigiau. Aha, jau pradėjot kitą? Taip. Apie ją neklausim. Irgi detektyvas? Taip, irgi detektyvas. Su meilės elementais? Vienareikšmiškai moteris negali skaityti be meilės elementų. Taip, o kokia perskaityta knyga labiausiai jūs sužavėjo ir kokią patartumėte perskaityti kitiems? Per visą savo gyvenimą? Taip, kas labiausiai tai? Aš labai mėgstu Marininą.
Ir gal tikrai Aš kas jis toks? Marina yra autorė. Jinai netgi. Rusų detektyvų taipogi rašytoja, teisininkė iš profesijos. Jūs, konservatoriai, skaitot rusų rašytojų knygą? Aš niekada nesuprantu, ko čia vieta priklausomas konservatorių partijai ir rusų tautybės literatūra ar muzika. Gal paskambinkim Andriui Kubiliui ir paklauskim? Prašom. Ir man atrodo, ponas Andrius tikrai pritars, kad gera knyga ar geras muzikos kūrinys nepriklausomai nuo autoriaus tautybės, jis išlieka kokybišku kūriniu. Jūs man kažką naujo pasakėte? Taip. Tai va, ten man iš pačių įsimintiniausių filosofinę prasme, gal giliausių ir gyvenimo išmintim dvelkianti knyga yra Ledo jausmai. Kažkaip žiūriu, va... Kokiam amžiui reikėjo skaityti? Man atrodo, galima ją skaityti bet kuriame amžiaus tarpsnyje, bet priklausomai nuo žmogaus gyvenimiškos išminties ir supratimo apie supančius reiškinius arba žmogiškuosius santykius, tą knygą skaitysi kiekvieną kartą vis kitaip. Ir tu atsakymus į daugelį klausimų taipogi rasti visiškai kitokius. Nes gyvendamas, įgydamas išmintį arba ne, orientuojasi visai kitus dalykus, tai yra visiškai natūralu. Kiekvienas amžiaus tarpsnis yra savotiškas, unikalus ir nepakartojamas. Aš tai supratau, ką jūs pasakėte, bet mūsų televizijos žiūrovai ne. Tai kada reikia knygą perskaityti? Jūs abejojate, kad mūsų televizijos žiūrovai yra tokie neišmanėliai, aš tikrai kategoriškai nesutinku su jūsų teiginiu. Visi turi savo mėgstamą literatūrą, visi turi mėgstamas knygas, žanrą ir visi skaito, o knygas reikia skaityti visada. O kada reikia skaityti Dostojevskio kaip grūdinis plienas? Tai kad ne Dostojevskio kaip grūdinis plienas, o Nikolajus Ostrovskio. Kažkaip labai prastai, man atrodo, jūs laikėte egzaminus. Gerai, šitą reikės iškirpti. Prašau, jūsų valia. Taip, kitas klausimas. Ostrovskis, teisingai, aš dar akise matau viršelį. Ten raudona vėliava, geltonas viršelis. Nu, kad lyg tai baltas viršelis ir stovintis su raudonarmiečio šalmu, jaunas vyrukas tokioje pakankamai... Ne, geltonas viršelis, raudona vėliava nu, tai, ir gal kitą tibetėja. leidimą skaitėte. Teisingai. Tai mes... Pas mes buvo prašytas Dostojevskis, o pas jūs Ostrovskis. Mūsų amžiaus skirtumas, tai gal ir leidimo metai knygų buvo kitokie. Kitas klausimas. Kitas skaičius. 5. Aha. Tai buvo jūsų pagrindinis pažymys, kai jūs mokėtės mokykloje? Taip, kaip aš mokiausi, tai buvo pagrindinis pažymys. Jūs baigėte aukso medaliu? Taip, ir visus 11 metų visuose trimestruose visi pažymiai buvo 5. Jūs turite aukso medalį? Turiu. Parodykite. Namuose reikėjo pasakyti, būčiau atvežus. Tai va čia ir yra tam laida, kad visko pasigirti. Ten buvo parašyta už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį ir aktyvią visuomeninę veiklą. Jūs esate milijionierė? Oi ne, aš esu paprastas Lietuvos pilietis su labai, sakyčiau, saikingu biudžetu. Reiškia, žmonės teisingai sako, nei vienas moksliukas nėra milijonierius. Tebūnie, kiekvienas turi savo siekinius. Taigi ne piniguose laimė. Teisingai. Sutarėm. Sutarėm, nors vienu klausimu. 5. Ko jūs bijote? Papasakokite. Turite baimę kažkokią? Kokiu baimiu? Aš gal kaip gydytoja tiesioginėme darbe, susidarinti kasdien su netektimis, sunkiamis ligomis, skausmu, natūrali baimė, kad mano artimieji, ypatingai mano sūnus, nesusirgtų kokią nors nepagydoma nedaugėja liga. Tai yra natūrali motinos, mamos baimė. Kad būtų sveiki, gražūs ir protingi. Kiek suprantu, darbė sunku. Psichologinė atmosfera. Kiekviename darbe yra sunku, bet galbūt maniškiame darbe kažkiek tai psichologinio to krūvio yra tikrai gerokai daugiau. Nes vis dėlto tikrai labai sunkus ligoniai ir ypač kai mes teikiam paliatyviąją slaugą, paliatyviąją pagalbą pacientams išeičių stadijoje. Taip mums tenka susidurti dažnokai savo darbe su mirtimi. O kiekvieno žmogaus išėjimas nesuteikia. O jūsų klientų daugėja, mažėja ar stabilu?
Nu, mūsų klientų natūraliai turi daugėti, kadangi vyksta natūralūs demografiniai procesai. Jeigu sakyti mokslinę kalbą, senėja ta mūsų visuomenė, kaip ir visoje senoje Europoje, vaikai išvažiuoja. O kur jie išvažiuoja? Į naująją Europą? Taip, į naująją Europą, į senąją Europą. Ieškoti laimės ir, kaip ten sakė, didesnių pinigų. Pritarėte tam išvažiavimą? Tai yra visiškai irgi natūralūs procesai. Jeigu mūsų siekinys buvo įstoti į Europos Sąjungą, kur yra laisva darbo rinka ir darbo jėgos judėjimas, tai žmonėms natūraliai kyla noras ne tik pamatyti svetimus kraštus, bet ir laimės paieškoti, save realizuoti ir gauti didesnį atlygį. Nu, nepaslaptis, kad darbo jėgos užmokestis skirtingose šalyse yra skirtingas, tai yra visiškai natūralūs procesai. Galbūt ir mes... Važiuotumėt, jeigu būtų jums 25 metų? Tikriausiai taip. Supratau. Kitas skaičius. 10. Koks jūsų gyvenimo kredo? Turite to? Turiu. Kažkada reikėjo rašyti gyvenimo prašymą, buvo labai madingai. Ko bus užaugęs, turite menį? Politikė, ne, čia jau viskas brandžiame amžiuje, kai pradėjau užsiimti politinę veiklą. Tai mano gyvenimo kredo, dabar dar pamenu, buvo gyvenimas, tai prasminga veikla. Tai aš visai prie to kredo ir pasilieku, nežiūrint, nors ir praėjo nemažas laiko tarp. Jūs tai turite menį savo darbą ar politiką? Visą gyvenimą. Ir tą, ir tą? Ir tą, nes jis yra neatsiejamas. Kaip ir žmogus negali įsiskaidyti, jeigu jis yra, kaip čia pasakyti, neserga psichinė liga ir nėra susidrenusi asmenybė. Aš bent tikiuosi, kad tokia esu. Jūs pagal profesiją esate gydytoja, taip? Taip, gydytoja. Esate politikė. Tai čia ne profesija, čia yra jau kaip ir politinė, visuomeninė tam tikra prasme. Taip, esu politikė. O tai tie dalykai suderinami? Kaip, pavyzdžiui, galima suderinti? Vienareikšmiškai taip. Kaip galima suderinti Hipokrato priesaiką su politika? O kodėlgi negalima suderinti Hipokrato priesaikos? Aš manyčiau, kad visai dėsninga, kad gydytojai eina į politiką. Nes Hipokrato priesaikai mes prisiekėme nepažeisti, taip, padėti žmogui, taisyti jo sveikatą, gydyti ligas. O politika tai taipogi yra, jeigu perkeltine prasme, liga. Padėti žmonėms. Neliga čia? Kai kuriomis paralelėmis galima išvesti, kad mūsų visuomenė ir politika dėja serga. Tai vat padėti visiems žmonėms, jeigu taip galima, ar daugumai žmonių, surasti kažkokias problemas visuomenėje, kaip ir tam tikros ligos simptomus ir pabandyti juos pakeisti, įtakoti ir išgydyti. Tai jeigu perkeltinė prasme, tai aš manyčiau jau kam gydytojo ir politikos profesijos ar veiklos yra labai tapačios ir panašios ir siekia tų pačių tikslų. Tai gal čia yra daugiau individuali gydytojo veikla, o čia yra daugiau... Kiek suprantu, jums yra lengviau nustatyti kolegų diagnozę, ar ne? Kodėl kolegų? Politikų. Aš sutinku, jeigu jūs norite pasakyti, kad kiekviena profesinė veikla, ypač jeigu ją užsiiminėjai ne vieną dešimtmetį, kaip sako psichologai, suteikia tam tikrą profesinę deformaciją, tai tas yra ir pas mane, aš tą pripažįstu. Nes nenorom žiūrėdamas į žmogų vis tiek kažkaip jau profesinių žvilgsnių ieškai kažkokių nors ligos simptomų. Jeigu politikoje dirbu aš kaip gydytojas 31 metus, tai jau tada ta profesinė deformacija yra kažkiek ryškesnė. O politinė veikla užsiiminėjau tą jau kaip tarybos narė 12 metų, tai irgi jau šiokia tokia profesinė deformacija, o šiaip partinėje veikloje kaip partijos narys esu jau spalio mėnesį bus 17 metų. Tai irgi pakankamai ilgas laiko tarpsnis. Ir kažkokių tai pokyčių mano asmenybėje ir mano požiūrį daugelį dalykų vienareikšmiškai sutinku, kad turėjo. Ir tas galbūt ir pasireiškia. Kodėl pasukote į politiką? Kas atvedė? Kas atvedė į politiką, aš dabar galvoju, matomai gal buvo postūmis toks ženklesnis. Pacientai? Ne. Gal tai buvo vienas irgi iš faktorių, nes ateidavo pacientai, kai buvau šeimos gydytoja, norom, nenorom pasakodavo savo bėdas, neįspręstas problemas,
sunkumus, su kuriais susiduria. Jums sukildavo piktis. Taip, aš kadangi yra pakankamai tokia jau daugiau umesnio būdo žmogus ir tas, kuris nelinkęs nutilėti, jeigu taip galima liaudiškai sakyti, aš tai liežuvė, taip mane tas neramindavo, net įsiutindavo ir man norėjosi, kad būtų situacija geresnė, tuo labiau, kad nepriklausoma Lietuvoje. Šiaip tas tiesioginis faktorius, kuris paskatino stoti į politiką, eiti politiką, stoti į partiją, buvo prezidento anuomet rinkimai 1997 metais. Ir aš pasisiūliau stebėtoją, ir buvau kaip stebėtoja Dembavos rinkiminėje apygardoje su paskutiniais partizanais, gerbiamais Jospaičiu ir Gatavecku. Ir mes kaip stebėtojai prabuvome petis petin. Visą parą. 2 paras, nes buvo 2 turai. Ir tikrai įsišnekėjome apie daugelį dalykų, ne tik apie praeitį, apie suvokimą, apie visuomenę, apie šalį, kas vyksta mūsų Lietuvoje nepriklausomai. Ir supratom, kad be jūsų... Ir po tų 2 parų, ten mes ir ašarą išliejom, džiaugsmo ir skausmo. Paukščio buvo gaila. Ir vienareikšmiškai ir pasibučiavom, ir taip žmogiškai susibičiuliavom ir dabar jau tiek metų praėjo, mes labai nuostabiai palaikom ryšius ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad likimas mane suvedė su tais nuostabiais žmonėmis, kurie patyrė tiek daug išbandymų. Ir atsisveikinant, jie man taip liktai pusiau juokaudami, ar taip rimtai pasakė. Nu tai jeigu vienos pakraipos, aš jau neminėsiu, kurios tos, iš kurios šalies atėjom stoja į konservatorių, nuomet taip vadinosi mūsų partija, tai gal tada jūs patriotai stokit į Lietuvos, beros kaip ten vadinasi, LDDP partiją. Aš tada Čia jums pasiūlė? Taip pasiūlė, aš tada buvau taip pasipiktinus nuoširdžiai ir pagalvojau, tai apie ką mes 2 paras bendravom, jeigu ir visiškai nesupratom, nors atrodo, atradom labai daug sąsajų. Bet tada, žinoma, grįžau paryčiais, palindau po dušu, įsiviriau puodelį kavos, atsisėdau, susimaščiau ir supratau potekstę. Ir tą pačią dieną susiradau Panevėžio rajono skyriaus pirmininką Lietuvos konservatorių, prašau, ir stojau į partiją. Kas tai buvo per pirmininkas? Ponas Rimtas Baltušis, dabartinis Velžio gimnazijos direktorius. Štai koks kelias, naktinis kelias į politiką. Nu, galima ir taip, parinis. Parinis ir rinkiminis. Pagrįstas rinkiminis batalionis. Tada ponas Adamkus laimėjo pirmą kartą. Jėga, reiškia, jūs su Amerika į politiką. Nu, kodėl su Amerika į politiką? Nu, kažkaip taip, ponas Audriau, pas jūs šiandieną taip truputėlį su komentarais. Gerai. Taip su logika prasilenkia. Kitas klausimas. 15? Jeigu dėsningai einam kas 5. Aha. Aš nuoseklumo jau Įsivaizduojate, koks klausimas. Jį irgi galima paneigti klausimą. Bet klausimas skamba sekančiai. Kaip išgyventi šiame beviltiškame pasaulyje? Kokie jūsų patarimai? O kodėl jis beviltiškas? Aš sakau, kad jūs užklausite. Aš iškart išklausiau, ponuos. O kas sugalvo tokį klausimą? Aš nežinau, tai aš taip supratau, jūsgi sakėt ruošiatės. Ne, taigi man padavė, aš sakiau klausimą. Aš manyčiau, kad tas gyvenimas tikrai yra viltingas. Ir didžiai viltingas. Ir net optimistinis, ir nepakartojamas. Ir kuo labiau, kuo ilgiau gyveni, kuo tampi brandesniu ir kuo tų metų tavo pečius labiau užgulatuojas ir yra viltingesnis ir nuostabesnis. Žinia, kad būna tokių sunkių akimirkų, kada lyg tai ir atrodo, kad jau žemės slysta iš po kojų ir tų vilčių nėra. Bet man atrodo, žmogaus natūra ir pagrįsta optimizmu ir tikėjimu ir viltimi. Ir net sunkiausiose situacijose žmogus nepraranda gebėjimų ir išgyvena. Tai va tikrai tas gyvenimas nebeviltiškas, jis yra nuostabus ir nepakartojamas ir tos skausmo akimirkas pasimiršta žmogaus. Taip jau organizmas ir psichologija surėdyta, kad pamirštam, kas negera ir prisimenam, kas geriausia, kas mus palaiko ir stumia į priekį. Čia jūsų patarimai - pamiršti, kas negera ir... Taip, bet... Gerais dalykais. Gyventi gerais dalykais, siekiais, viltimi, eiti į priekį, auginti vaikus, anūkus. Jeigu tokia laimė nusišypso, dirbti
bendrauti su artimais žmonėmis, su draugais, su pažįstamais, su žurnalistais, Jo. be juokaujančiais ir bandančiais išprovokuoti. Supratau. Šaunu. Kitas. 20. Taip, Ką pirmiausia padarote grįžus iš darbo? Pavalgote ar persirengiate? pirmiausia įsijungiu radiją su M1+, televizorių. Viskas. Tada jau Orkaitę jungiate, atsukate vandenį. Tada jau, žinoma, einu persirengti. Nepulate, sakykime, ten kažką maisto Ne, gaminti? nors aš ir nepersirengus? pakankamai tokio jau, žinoma. Ne, gal laukia kažkas? Konstitucinio tipo. Valgyt. Laukia dabar dažniausiai belikę dviese. Mūsų sūnus įskrido kaip tie paukščiai iš gimtojo lizdo. Vienas į Vilnių, kitas į Angliją. Į Angliją studijuoja magistro studijas, bakalauro baigė mokosi jis. Laukia geriausia, brangiausias, artimiausias žmogus, su kuriuo jau 28 metus bendraujame. Tai mano vyras ir tai ne visada, šiaip tai jam kaip paprastai tenka labai ilgai laukti, nes aš grįžtu labai vėlai ir tikrai nepuolu valgyti, daryti kažkaip toks. Tai gal jis būna padaręs valgyti? Būna ir taip, žinoma, vienareikšmiškai. Jis moka gaminti valgyti. Čia iš esmės. Kiaušinienę iškepti. O vat jis nemėgsta kiaušinienės ir jos nenori kepti. O jūs mėgstate kiaušinienę? Taip, aš viską mėgstu. Be problemų. Aš nemanau, kad tai maistas čia yra kažkas tai tokio jau. Norite pasakyti, kad gaminate skirtingus maistus? Buvo ir tai, buvo ir tos gyvenimo tarpsnis. Pas mane buvo 2 sūnus, aš buvau moteris ir 3 jos vyrai. Jie valgė skirtingai ir aš buvau dominantė mama ir namų, kaip ir pasakyti, ir vyrėja. Taip ir turėjau gaminti, nes vieni valgė, aš net 3 pyragus kepdavau, nes skirtingus, nes kiekvienas mano brangiausias žmogus valgė skirtingus pyragus. Buvo ir toks O gyvenimas. jūs tai darėte su meile ar su neapykanta? Tik tai su meile. Tik tai su. Nes tai buvo mano artimiausi žmonės ir tarp kitko turiu prisipažinti, aš kažkada jaunystėje labai mėgau gaminti. Tik paskui su amžium, su metais supratau, kad tai yra pakankamai, kaip čia pasakyti, nedėkingas darbas. Gamini, sugaišti daug laiko. O jie prisėdo per 10 minučių, suvalgė viską. Suvalgė taip Ir išėjo. ir dar pats pavalgė, kas man, taip ir yra. Kaip moteriškiai, su viršsvario problema irgi yra problema. Bet esmė, tapsime, kad trumpai išlieka ta vertė, ar ne? Galbūt ir taip. Ir gyvenimo sąlygos pasikeičia. Įsijungia visuomeniniai maitinimo įstaigos, parduotuvės su pusfabrikačiais. Tai mums, moterims, gyvenimą ir buities rūpesčius ženkliai palengvino. Tas ir atsispindi. O taip su amžium prioritetai keičiasi ir veiklų, ir pomėgių, ir išskyrus, kas man lieka, tai muzika ir knygas. Nes tai yra mano sielos aktyva, aš be to negalėjau. M1 Taip, ir knygutė. taip, ir dar kartais vyras labai keistai ir dar laikraštį pasiima paskaitau. Supratome. Gerai, išeisime trumpai. Padarysime. Gerai, grįšime į studiją po trumpos reklaminės pertraukėlės ir mes patikrinsime jūsų profesinės žinias. Malonu. Likite su mumis, Gerų naujienų televizijos žiūrovai, grįšime po trumpos pertraukėlės. Sveiki sugrįžę vėl į studiją, taigi toliau tęsime egzaminą ir mūsų laidos viešnia Violeta Grigienė. Pone Violeta, kaip ir minėjote, jūs esate gydytoja pagal profesiją, ar ne? Ir dabar aš pasinaudosiu savo tarnybinę padėtimi ir patikrinsiu jūsų profesinės žinias. Prašau, stengsiuos pateisinti jūsų lūkesčius. Prašau man įrankius paduoti. Netgi įrankius. Taip, ar priemonės, kaip jas pavadinti? Štai, kaip jūs manote, kas čia yra? Manometras, kraujospūdžio aparatas, bent tai yra dėtuvė, išoriškai taip atrodo. O Taip. jūs ten turinė, aš nežinau, ką jūs ten dėjote.
Aš prisimenu automobiliuose seniais laikais, būdavo vienas turinys ten. Taurelė turėdavo būti, čia turbūt jos nėra. Nu va, atspėjom. Atspėjome, ar ne? Aha. Manometras ir fonendoskopas. Jūs- Priemonės kraujospūdžio aparatui. Jūs galite man pamatuoti kraujospūdį. Vienareikšmiškai jūs nusireksite iki pusės, tai išdrįsit prieš ekraną. Kraujospūdį iki pusės reikia nusirengti. Nu tai taip, bet jau žastat. Žasta, jokių problemų. Prašom. Prašau. Ačiū. O jis veikiantis? Tai žinoma, naujas daiktas, mes pasirašėme, iš gydymo įstaigos jį paėmėm. O jis patikrintas? Taip, pats Pas patikrinau. metrologus? Taip, Jūsų tikrinimas aš esu metrologas, aš viską patikrinau, viskas yra gerai. Gerai, prašom čia arčiau nusirengti man žastą. Žasta. Kas yra žastas pas mus? Nu, tai viršutinė rankos dalis. Taip gerai? Taip, vienareikšmiškai. O jūs skundžiatės, ko nors gerbiamas, tai Taip, žinoma, viršsvoris. ir svoris, taip ir nieko. O amžius koks? O Jaunas. šiaip iš anamnezės būna kraujospūdis padėjęs kada nors matuota? Taip, mano nuo prigimties yra padidėjęs kraujospūdis. Nuo prigimties. Nuo Taip. prigimties retai būna, jau tada būtumėt vargiai čia funkcionuotumėt. Ir čia juokelius ir provokuojančius klausimus mums uždavinėtumėt. Įsivaizduojat, kaip dabar bus su Dostojevskiu ir Ostrovskiu, ką man dabar daryti? Jūs dabar ramiai sėdite. Didelis. Turėčiau jūs nuliūdinti. Jau reikia greitai Jeigu kviesti. čia greitosios dar nereikia, bet jeigu jis tikrai teisingai veikiantis, jūsų kraujospūdis yra padidėjęs. 152, 105. O kiek turi būti? Norma, riba tarp normos ir fiziologijos yra 140-90. Kita ranka, jeigu galit. Jokių problemų. Tai va, gerbiamas, tai teks susijimti. Ašgi sakau, aš Čia jaudinuosi. pasirodo, politikus nėra ko provokuoti, kraujospūdis užkyla. Reiks susijimti ramesnė veikla. O kaip išmokote šito daiktų naudotis? Taigi mokėmės, Ja? kaip jūs plunksnai išmokote ir liežuvį naudotis. Čia įgimta. Tai taip pat, tai čia irgi. Tai kad čia ne problema kraujospūdžius O kurią ranką matuotis. reikia kraujospūdį matuoti? Neturi reikšmės? Yra reikšmės, kiek Okay. reikia. Aplamai dabar rekomenduojama. Ir kur jūs jį matot, tą mano kraujospūdį? 140, 98, vis tiek apatinis yra lygokas. Bet jeigu rimtai, aš klausiu, gerbiamasis pacientė, tai buvo kada nors matuotas jūsų kraujospūdis? Juokaujate, aš visada, ne, aš Ir medikamentų nenaudojate? niekada jis nebuvo Tai tada normalus. siūlyčiau nueiti tiesiai rytoj. Dabar iš laidos tiesiai. Iš laidos gal ne, bet šiaip rytoj rekomenduočiau nueiti pas gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Taigi aš va, esu pas gydytoją. Čia tokia improvizuotas gydytojo kabinetas. Supratau, gerai, O ačiū. šiaip kraujospūdį dabar rekomenduoja matuoti paros bėgį, kad nustatyti tikslų. O kaip jūs manote, dabar tie yra automatiniai, jie gerai rodo? Automatiniai, kaip Nu, ir kiek- visa automatika, Šitas geresnis? Taip, mechaninė yra geresnė. Prašom. Ačiū labai. Pasirodo, kartais nors jokios naudos ir iš politikų būna. Taip, Per ypač brūkšnelį gydytojų. Gydytojų, taip. Aš dabar pritarčiau tiems dalykams, kad gali gydytojai eiti į politiką, prasmingai dirba. Prasmingi, nors laidų provokacinių metu nustato gerbėtiems žurnalistams šiokią tokią patologiją. Bet gal tai yra tik simptomas, bet šiaip jau reikėtų pasitikrinti sveikatą. 25 klausimas. Ką šiame gyvenime jūs darote kitaip nei kiti žmonės? Teko pastebėti tokį dalyką savyje? Kažkaip niekad neužsėmiau palyginamąją analizę. Nu, atrodo, nelabai iškrentu iš konteksto, kad panašiai lyg tai darau viską kaip ir visi. Važiuojate dešinę pusę kaip visi. Nu taip, nu kol kas atvažiavau iki jūsų studijos ir niekas nesustabdė. Nu, kad panašu, tikrai jau kažko keistenybėmis didelėmis gal nepasižymiu, Dieve duok, bent jau pati tuo tikiuosi. Čia jau turėtų prašalaičiai pasakyti arba pašaliniai tie, kurie... Niekas nėra tai pasakęs kažko per šitiek metų į ausį Nu, kažko. vat, už akių galbūt ir taip. Bet jums? O į akis kažkaip tai lik ne, dar Dievas davė, ne. Bijo. Nu gal ne. Gal nėra ko sakyti? Mano amžinatilsį mama, žinau, kaip tėvelius sakydavo, nu čia yra irgi lietuvių, kaip ir bruožas ir etiketo taisyklė. Nu negalima viską akis sakyti, nebus ką už akių sakyti. Tai va gal ir visi prisilaiko tos taisyklės. Tai kur priežastis. Taip, tikriausiai, aš bent tikiuosi. Kitas 30? 30 klausimas.
Ar jums reikia daug laiko, kad surastumėte bendrą kalbą su kolegomis naujoje darbo vietoje ar kitoje aplinkoje? Na, aš manau, kad... Mano manimu, kad tikrai ne. Tikrai ne. Aš tas žmogus, kuris... Pati užkalbina. Pati užkalbinu, taip, jeigu manęs neužkalbins. Ir tikrai gal tai profesinė savybė, randu su visais žmonėmis, bent jau dažniausiai su visais žmonėmis, pokalbio tema. Labai džiaugiuosi, nes labai mėgstu žmonės ir mėgstu su jais bendrauti. Ta prasme, jums nereikia ieškoti, kaip sakoma, žodžių kišenėje. Nu, bent tikiuosi, kad taip, o kaip jums atrodo? Manau, kad ne. Nu, tai labai, tai mūsų, nors kartą mūsų požiūris į tam. Taip, next, kitas, 35. Taip. Ar jūs dažnai jaučiatės priversta ginti savo įsitikinimus ir idėjas? Nu, gal ir dažnokai. Čia kur? Ne veltui Darbe? Politikoje? Taip, ir profesinėje veikloje, ir politikoje, ir šiaip su pažįstamai, gal dėl požiūrį į gyvenimą. Nu, taip, bet tai, man atrodo, kiekvienas žmogus savo, jeigu jis yra principingas, nebijantis pasakyti savo nuomonės, išreikšti ją, nelinkęs nutilėti, tai jis ir pasako viską. Ir dažniausiai tai ir yra gynimas arba bent jau bandymas įrodyti, kad mano požiūris į daugelį dalykų yra toks, o ne kitoks. Ir aš tikiuosi, kad gyvenimas taip jau išmokė, kad gal anksčiau karščiau gindavau tos savo įsitikinimus ir savo nuomonę. Dabar su amžiumi atsirado šiokia tokia išmintis, ieško argumentų, bandau išklausyti ir ieškoti kontrargumentų, rasti kompromisą. Norite pasakyti, kad anksčiau akis draskėte? Nu, nebent nedraskiau, gal, bent jau stengiausi nedraskyti. Tik jie vaikščia visi. Vis tiek visi mes mokėmės, gal taip jau čia įspeklinė prasme. Tai žinoma. Bet savo nuomonę visada linkusi pasakyti tai, ko aš kaip galvoju. Ir aš manau, kad... Bet daugeliui nepatinka, kaip jūs sakėte atvirai. Nu, ir ne visada reikia, kaip sakėte, sakyti, nebus ką už akių sakyti. Taip nebus ką už akių čia, bet tai čia grinai einame į asmeniškumus, bet tai ne savo įsitikinimų gynimas. Tik tai gal tas kategoriškumas su amžiumi, kaip ir viskas švelnėja, su amžiumi kategoriškumas su gyvenimo išmintimi taipogi mažėja. Jeigu tai galima palyginti, jeigu jaunystėje ankstyvoje buvo dvi spalvos, juoda ir balta, tai su amžiumi tas spalvų paletė didėja ir atsiranda visa vaivorykštės varsa. Tai yra visai natūralu. Man atrodo, pas daugelį. Maksimalistai visi po truputėlį tampa realistais. 35 buvo. 40. Kokius valgius mėgstate? Ar patinka ruošti maistą? Kaip ir kalbėjome? Kaip ir kalbėjom, kažkada labai patiko, dabar nelabai. O kokius valgius? Kadangi aš esu lietuvė ir užaugau lietuvių šeimoje, tai gal labiau linkusi tradicinius lietuviškus valgius. O cepelinas yra pas jūs toks? Taip, yra. Taip. Tai gal kiek sumažėjo padažų prasme, jie palengvėjo irgi su amžiumi. Visi stengiamės bent jau minimalistiškai sveiką gyvenseną propaguoti. 45 klausimas. Ar jūs esate smalsi? Aš manyčiau taip. O nes tai žingeidumas tai yra visai natūrali žmogaus savybė ir visada norisi sužinoti daugiau. Tuo labiau, kad tikrai daug tų įdomių gyvenimo sričių yra. Ir istorija, ir literatūra, ir menas, ir dailė. Kad, manyčiau, žmogaus gyvenimas per trumpas, kad susipažintum su tiek daug nuostabių dalykų. Kur jau ten bekalbėti apie su pačia aplinka, o apie kiekvieną žmogų kaip asmenybę, su jo charakterio ypatybėmis. Tai, kad gal, man atrodo, visi žmonės yra smalsūs ir žingeidūs ir jie tą savo norą ir troškimą realizuoja, daugiau ar mažiau. Ta prasme sveikintina. Nu, taip, ačiū. 50 klausimas. Koks mėgstamiausias valgis ir gėrimas? Mes vėl... Mėgstamiausias valgis? Taip. Nu, čia gali būti labai sudėtinga pasakyti. Gal bulvinė blynai. O mėgstamiausias gėrimas čia koks? Aš nežinau, bet koks turbūt. Naminė gira. Gaminate? Ne, sultis gaminu. Obuolius. Bet žinote, kad naminė gira yra skanu. Man skanu. Ta prasme, tai prisiminimas iš kažko?
Nu, tai, Tiesiog gira. kadangi alaus nemėgstu, tai stengiuosi, jeigu kokio nors renginiuose ar alaus kelio pristatymuose, stengiuosi kažkokią alternatyvą gerą. 55? Taip, Geras klausimas. Ar kada lankėtės pas būrėją, ar žiniuonį, kaip jį pavadinti? pas būrėją tikrai tikslingai nesilankiau, bet kai dirbau apylinkės terapeutė, šeimos gydytoja 22 metus, buvo toks gyvenimo tarpsnis. Mano pacientė buvo viena iš garsiųjų Panevėžio būrėjų ir vieną kartą jinai man išbūrė taroko. Bet aš kadangi nelabai linkusi tikėti tais būrimais, tai aš kažkaip taip, žinot, labai rezervuotai viską nuosakiai pasižiūrėjau. Su šypsena, Tai buvo seniai? Tai buvo kokius geri 10 metų atgal. O prasme, ką būrė, tariam kortomis, ateitį, dar kažkas įsipildė, neįsipildė, ar nepamenat, nebuvo reikšminga? Jinai mano pacientė buvo nemažą laiko tarpsnį, tai kaip ir praeitį žinojo, tai nelabai ką jau ten buvo galima pasakyti, bandė burti ateitį. Ir? Nu, aš dabar tiesą pasakius, neįsidėmiau ir nelabai prisimenu. Ar prasme, nesureikšminau šito dalyko. Nes aš vis tiek manau, kad būrėjai, gal aš daugiau toks, kaip čia pasakyti, realiais dalykas, materialistiniais tipais žmogus. Ir aš manau, kad jeigu turi gerą iškalbą, šiokius tokius psichologinius gebėjimus, tai būti būrėjai ir gana nebloga, visai įmanomas dalykas. Jų tikrai, kad to norėtų pasiekti. Ta prasme, tai iš delno būrimą vaikystėje būrė kažkas? Nu, kad liktai ne. Va, mes pačios mergiotės kažkada gal bandydom ten gyvenimo liniją ieškoti. O ten nieko neteko tose spiritiniuose seansuose? Spiritinių seansų kažkaip ir netaikėm gyvenime. Ja. Per vienas kūčias mes mergiotės, taip, va, dabar tai tikrai pasakysiu. Gal tai vis dėlto reikia kartais tikėti būrimais. Bendrabutyje kažkaip, žinot, tos kūčios buvo nešvenčiamos sovietmečiu. Su mergiotėmis pabandėm pritaikyti lietuviškas tradicijas ir paburti su vašku. O kokius mes gyvyrus turėsime. Na ir? Ir dabar taip retrospektyviai galvodama, kai susitikau savo išrinktai, būsimą išrinktai, vyras su barzda, aš prisiminiau, kad buvau įsibūrus vyras su barzda, bent vyro profilis su barzda. Tai va, gal tada reikia tikėtais būrimas, bet šiaip tikrai aš jų nesureikšminu. O kai jūs sutikote? Panevėžyje atvažiavusi dirbti. Kolega buvo? Ne. Benjamino Gorbulskio 60-mečio jubiliejinė koncertą. Miltinio dramos teatre. Tai buvo 1986 metų, 5 metų spalis. Jis ką ten veikė? Žiūros? Jis turėjo pakvietimą 2. Tai buvo vienas. Ir? Mes su drauge nuėjom grįžę iš koncertinės kelionės iš Almatos. Žinot, tada sovietmečių renginių Panevėžyje buvo labai mažai. Ta prasme, jūs prie durų šaudėte, kas gauti bilietą? Ne, mane supažindino mano bendradarbė. Ir dar taip įdomiai, aš jau turėjau bilietą nusipirkus, dažnai pasakė, ne, aš nuvežti pas pažįstamus, turiu pakvietimą 2, bet tik jums, o ne mano draugė. Taip, matyt, irgi gali likti nuo pirštų. Kas ten žino? Dievo keliai nežino. Visai neseniai skaičiau tokį anekdotą laikraštyje. Čia ne anekdotas, čia realybė. Štai pasakysiu, draugas sako, klausė draugo, kaip tu susipažinai su savo žmona? Sako, atsitiktinai, sako, net nėra ko kaltinti. Čia mes, jeigu kas, mes su vyru turime ką kaltinti. Turite ką kaltinti. Ta moteriškė yra gyva. Nu, šiaip, kaip čia sako liaudės išmintis. Tai kaltinate ar dėkojate? Boba Perša velė šliubą duoda, mes kadangi gyvenam 29 metus santuokoje, tai vadinasi, dievulis gal davė šventuosius sakramentus, o nėra. Ne, aš dėkinga. Dėkinga likimui ir dėkinga savai bendradarbiai už supažinimą su mano vyru, nes mes turime fantastiškus nuostabius visus. Jis dar tebe nešioja barzdą? Taip. Aš jau... Be barzdos nematėte? Aš ir nenorėčiau, kad jis nusiskus. Nuotrauką tik mačiau. Nenorite pamatyti jo tikro? Ne, todėl, kad man patinka barzdoti vyrą. Aš tik apšepęs.
Kągi, next, kitas. 60. Nėra, tik 55 klausimai. Nu tai grįžtam tada prie ko, prie... Ne, tada mes pereikime prie Blitz turnyro. Nu prašom, jeigu pajėgsiu atsakyti. Reikia atsakyti labai greitai, nu tiesiog... Negalvojant. Na, Čia jūs norite, negalvojant, kad aš pateisinčiau moterišką natūrą, nes paprastai moteris jos ir negalvoja. Supratau, gerai, tada bandysim. O ką moteris daro galvodama? Viską daro galvoja. Nes jų tik vyrai taip atrodo, kad tai jos mums taip. negalvoja. Taip. Gerai, Blitz turnyras. Skaičius. Skaičius? 3. Pratęskite sakinį. Jei aš turėčiau milijoną litų. Ką daryčiau? Nu, visų pirma, kaip ir mamai dera, reikėtų užtikrinti savo sūnum palengvinti buitį. Nes jie yra jauni žmonės. Viską vaikam. Vienareikšmiškai. Tokia yra mamų priedermė ir pareiga. O savo? Kur nors nuvažiuotumėt, ką nors padarytumėt, knygą nusipirktumėt ar savo turbūt? Knygų aš ir taip jau fanatikė, jau nelabai vyras sakė, tu grįžti. O savo, ką nors, ką padarytumėt? Savo? Nu, gal su vyru kur nors išvažiuotume į kelionę. Bet jeigu, žinoma, galėčiau, darbas nesutrukdytų. Supratau. Kitas skaičius. 6. Jei būtumėt miesto merė, ką pirmiausia padarytumėt? Visų pirma sakinio, kaip čia pasakyti, pirmą sakinio dalį reikia taisyti. Aš niekaip negalėčiau būti miesto merė, tik rajono merė, kadangi aš gyvenu rajone. O mūsų savivaldybių rinkimų įstatymas griežtai reglamentuoja pagal gyvenamą administracinę teritoriją. Na gerai, jeigu būtumėt rajono merė. Jeigu būčiau rajono merė, koks mano pirmas darbas būtų? Pirmiausia, ką jūs netidėliotinai padarytumėt? Netidėliotinai sukviesčiau komandą. Ir? Savo pasirinktą komandą. Ir bandyčiau įsigryninti svarbiausias rajono opiausias problemas. Ir po to jas... O po to jau... Į stalčių. Neįstalčiau. Į kur? Neįstalčiau. O tada jau naujoji rajono taryba. Bandyčiau pateikti programą ir jinai aprobuotų ar ne, nes, kaip žinot, pagal galiojantį įstatymą, nors ir tiesiogiai rinksime merą, be daugumos tarybos pritarimo, meras nieko padaryti negalės. Kitas skaičius. 9. 9. Jei bebūtų jums likusi viena diena gyventi, ką pirmiausia padarytumėte? Viena diena gyventi. Visų pirma, norėčiau tą dieną praleisti su savo šeimynykščiais. Su savo šeimynykščiais kartu prisiminti gražiausias gyvenimo akimirkas. Nueiti ant tėvų kapo, atsisveikinti, padėti gėles. Ir palinkėti savo namiškiams, kad jie negėdėtų manęs, o kurtų savo gyvenimą taip, kaip aš juos stengiausi, mokiausi, kaip aš norėčiau, kad jie tikrai produktyviai, kaip ir dera, laimingai gyventų. Ir kitas klausimas, kitas skaičius, iki 18, nuo 1 iki 18. 12. 12. Koks buvo jūsų herojus vaikystėje? Kuo svajojate būti? Panašu, herojus, kaip aš ir nelabai turėjau. Nes laikais nelabai ir buvo. Nelabai gal ir buvo, tai Ko norėjot būti? norėjau būti gydytoja nuo pat mažumės, todėl gal, kad dalinai užaugau, jeigu taip galima sakyti, medikų šeima, mama buvo gydytojas stomatologė, tėvelis buvo veterinarijos gydytojas, nuo pat vaikystės aš Tarp špricų. praleisdavau pas mamą kabinete, tai gal taip jau natūraliai tas baltas chalatas ir asocijavosi su mano ateities veikla. Baltas chalatas, raudonas kryžiukas. Taip, ir pagalba žmonėms. Taip ir gyvenate visą gyvenimą. Nu, iš dalies taip. Ir esu labai patenkinta ir laiminga. Su kuo ir sveikinu. Ačiū labai. Taigi, egzaminui laikas skirtas baigėsi. Ačiū Jums, pažymį parašys televizijos žiūrovai, bet ačiū Jums, kad atėjote. Buvo labai malonu. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Gerbiami televizijos žiūrovai, tai buvo laida Egzaminas, mūsų viešnia Violeta Grigienė, o mes susitiksime lygiai po savaitės. Likite su Gerų naujienų televizija.